Pats nebesuprantu, kur einu tiesiog. Girdėjau, kažkas kalbėjo apie vaiduoklį. Ačiū, kad naktį vaideno. Pasirodo jau už 5 kilometrų. So please move the T-whisk back and forth, just back and forth, not circle. And please move as fast as you can, making many small bubbles. You can do it. How are you doing that? Like this. It's not rude, it's express a message that you finish it. Making sound is very rude in some countries, but in Japan it's very important to make a sound to the host. Yes. So like ramen, it is delicious. Yes. Tai va, mano turėjo atrodyti va tai va. Gavau brėžinį. Beveik. Nu kokia 4 iš 10 sakyčiau. Gal pavyks dar kada nors. Geriau. Čia Erikos. Erika dar geriau nupiešė negu pavyzdys parodyti. O man dar galima pasitreniruoti truputį. Sveiki žiūrovukai, sveikinusi su jumis, ką tik po kaligrafijos. Šiaip žiauriai patiko, labai fainas experiences, labai malonus darbuotojai. Pirmą kartą gyvenime taip svetingai buvau kažkur priimtas ir suprantu, kad tu moki už paslaugą, bet manyčiau, kad verta nuvaryti bet kuriam. O dabar esam į Shiki Market, šeštadienis, visai daug žmonių. Atskridom vakar į Kyoto, tai nelabai ką vakar pafilmavau, nes įsikrovė visi prietaisai buvo, reikėjo susipirkti rozečių kištukus kitus, tai dabar va pasikroviau ir viskas, galima bus filmuoti. Sukom pavalgyti, valgysim koldūnus ir čikeną. Čia va net Behemas buvo. Second to take. The 93rd minute at Old Trafford. Beckham! Aišku, nežinau, ar tikrai čia buvo, bet kokiu atveju. Nešikė gioza, taip. Šiaip žmonių visai nemažai atrodo. Turėtų būti skani galbūt vieta. Dar neragavom nieko iš šitų marketų Japonijų. Tai žiūrėsim. Baisus koldūnai. Džiauriai. Nu, skaniausi koldūnai kol kas kokius valgiau. Su valgiu mėsytė, tai labai man patinka. Erikai irgi turbūt labai patinka ir Erikai. Tai jo, vanojam. Žodžiu, atvažiavom realiai, tai mes daugiau pavalgyti negu pamatyti. Tai labai džiaugiamės. O, grįžom namo, trumpam dar užkas po kolduniukų, reikia energijos, nes varysim dar visai nemažai vietų. Tai vat, pas juos Japonijai, va tai va bonšpakiukai daros. Tai įsitraukiu visus dalykus, susipeli, užpili vandeniu, tada čia vidinimasis, tada nupili vandenį ir valgai savo. Niam.
Va, keliaujam dabar čia į tokią vietą. Kiyomizu dera vadinasi. Nežinau, čia va tokie va. Daug va tokių va dalykėlių. Vadinasi jie Torii Gate. Tai va, žodžiu, daug tokių ir eini į kalną. Ir nežinau, turėtų būti visai gražu. Bet prieš einant svarbiausia yra pavalgyti. Jeigu čia nori kažkur skubiai nusigauti, gali kilt problemų, nes žmonių kiekis. Ir aš nemanau, kad čia dar skaitosi daug, bet žiauriai sunku prasilenkti. Problema, kad jie biški kitokio temperamento žmonės, jie labai neskuba. O tarkim eina prieki manęs ir visai neskuba niekur. O aš kaip pratęs skubėtai norėčiau greičiau ant to kalno užlipti, bet labai sudėtinga tą padaryti. Va, Erika jau išmokau, kad reikia labai greitai. O, Dieve. Po beveik 15 minučių ėjimo tarp spušių ir kamščių atsiveria pirmi varteliai. Greitas faktas apie šitą vietą, tai jai nepanaudojo nei vieno vinies visiems šitiems statiniams, tai vadinasi viskas sumauta, medis ant medžio, kuolas ant kuolo, baslys ant baslio. Jeigu varysi, tai rekomenduoju taip daryti bent jau ne savaitgalį. Tada spėju gal dar išloštumėt kažkiek mažesnių spušių, bet čia mes dabar šeštadienį esam, tai jeigu galvojat, kad ateisite ramiai pavaikščiosit, tai nebus tai. Nu, gražiai jų architektūra šiaip. Fainai viską žiūrėsi. Ir viskas čia labai spalvota. Va, labai gražus sakuriukai. Galima va taip atsistoti. Vėgelyčių. Oi, kaip fain. Oi, kaip smaguoju. Labai jau fain. Atsiprašau savo neišprusimą, pasirodo, čia ne ta vieta, čia yra tik vienas šitas pagrindinis oranžinis statinys. O man dabar reikia truputį kitur paeiti, labiau į mišką. Tai aš čia netempiu laiko, nes jau ir tai pas mus beveik 4 valandos. Ir bėgu ten, kol dar netemsta. Jie čia naudoja eismo kontrolierius, bet ne mašinom, tiesiog žmonėm. Aš nežinau, ką šitas žmogus čia daro. Ir jų ten yra daugiau, nežinau, ar matos. Matos, aišku. Koliukas išlindęs, tai ten dar vienas kontrolierius. Dar ko labai daug, tai rusakalbių žmonių. Sakyčiau, vidutiniškai, kas 3 minutės praeina po vieną šeimyną. Kadangi prašau už bilietą 300 jeną. Tai va, žinokit, nemokamai duodu jum. Negražu gal taip daryti, bet čia tik tiek tai yra pamatyti. Va, tvoros tokios, tai tokių pat spalvų ir tie varteliai bus. Ir jų turėtų būti labai daug. Ir mums reikės aukštai lipti. O lipsiu aš su džinsais, nes nesu pasiruošęs visai. Neturiu sportinių kelnių, o jau norėčiau visai užsidėti. Net šortus gal galvočiau reikia užsidėti, kadangi labai statu. Bet nieko, kilsim ir pakilsim. Na, žinokit, apgavau aš jūs ne vieną kartą jau. Dar kartą apgausiu, aš jau pats nebesuprantu, kur einu tiesiog. Žodžiu, ėjom prie tų vartelių, kažkaip nedaėjom mes čia. Pasirodo jau už 5 kilometrų. Tai dabar vat sugalvom, kad reikia eiti bambukų mišką. Ir pagaliau po ilgų kelionių mes atvykom į Fushimi, į Nari. Čia žmonės nusilenkė prieš eidami. Nusilenksim ir mes. Jau pradeda temt. Ir pradeda vėst, kai pradeda temt. Bandysim kuo greičiau pakilti viršų. Čia girdėjau apie valandą pastovaus kilimo turėtų būt.
Tada varysim atgal, nes mes jau norim valgyti. Nu va, ir kaip didingai, kaip gražiai atrodo. Tie vaizdai. Čia man truputį labiau jau patinka. Eina pažiūrėti. Iškart į šventyklą. Va. Paprašo nusilenkti. Taip ir padarysim. Ir patenkam į miestelį. Einam prie žemėlapio, pažiūrėsim iškart, kur čia mums reikia eiti. Esam čia, nusuksim į keliuką ir va šitais va. Eisim iki pat viršaus. Žmonių vis dar daug. Niekur nemažėja. Stotis pilnos. Ką, kylam? Eik tu sau, koks didumas. Čia aš jūs apgavau kokius 6 kartus, kol atėjau iki šitos vietos. Dabar, kai jau esam čia, tai galim greitų žingsnių. Ai, čia nelabai išeis greitų žingsnių, matau, vėl žmonių pilna. Bet jo, fainai atrodo labai. Ant kiekvienų šitų vartelių yra užrašyta kažkas. Nežinau, kas čia užrašyta. O kadangi nežinau nei aš, nei jūs, tai padarysim, kad sužinotume visi. Fushimi Inari. Viena garsiausių ir mistiškiausių vietų Japonijoje. Vartelius pradėjo statyti dar 17 amžiuje. Kiekvienus vartus aukojo privatūs asmenys arba verslai, kaip dovana dievui Inari, kuris saugo derlių, verslą ir sėkmę. Ant kiekvienų vartų užrašyta data ir vardas tų, kurie juos paaukojo. Šiai dienai vartelių yra daugiau nei 10 000, o nauji vartai statomi iki dabar. Vieta neapsieina be mistinių istorijų. Yra pasakojimų apie žmonės, kurie naktį leidosi į kalną vieni ir dingo be žinios. Sakoma, jei žmogus įžeidžia dievą Inari ar elgiasi nepagarbiai, jis gali pasiklysti tarp amžinų vartų ir neberasti kelio atgal. Vietiniai tiki, kad jei visą kelią iki kalno viršaus sugalvosi vieną norą ir neišskleisi nei vieno garso bei nepasižiūrėsi atgal, tas noras gali išsipildyti. Dėl to kai kurie eina visus 4 kilometrus tylėdami. Čia jau man jau biškai baisu dar. Truputį per aukštai. Einu pat. Žodžiu, va. Čia miškas. Visur. Temsta po truputį. Girdėjau, kažkas kalbėjo apie vaiduoklius. Kažką čia, kad naktį vaidenas. Jo, graži panorama. Bet dar ne viršūnė. Lipom jau kokias geras 30, sakyčiau, minučių. Jau link pabaigos man. Va. Įkopiam. Viskas, mes jau viršūnė. Realiai ir truko apie 40 minučių. Aišku, tempą čia visai tokį sportišką palaikėm. Gal ne visai protinga. Bet šiaip verta. Besileidžiant kalnų dar grįžom. Pažiūrėt, kaip atrodo vakare šventyklos. Ką galiu pasakyti, daug geriau. Šiandien sveikiname su jumis iš Nara parko. Tai parkas, kur realiai be jokių ribų, be nieko. Gyvena stirniukai. Tų stirniukų čia vaikšto visur. Realiai. Aišku, jos tokios, nežinau, Lietuvoje gal atrodo kažkiek gražesnės, bet labai susidomėję, jeigu tik taip prieini prie jų, jos jau nusiteikia. Truputį susivėlinom, iš tikrųjų ieškojom labai mačus. Po parduotuvės malėmės. Gavos, kad atvažiavom jau saulį besileidžiant, tai ne tiek ir daug tų stirniukų. Labai jau jie čia pripratinti.
Bembis be ragų. Lenkės ne visiems. Jos vaikšto laisvai čia, mašinų kelias šone. Niekas jom netrukdo, niekas nemaišo ir jos niekam nemaišo, vaikšto kur nori, kaip nori. Čia karaliauja stirnų, o čia jau šeiminėlėm vaikšto. Sorry, 50 dab, giliai odai išraižyta, 81, ateisi partį neprašyti. Tu žinai mane, paverčiu O2 į O3 senuk, nebūtų čia manęs be forti alai, įsivaizduok nebūčiau aš sutikęs broliu. Dievo planas, Dievo planas. Jau jie čia sugulė, gal nelabai net. Nori, kad aš čia būčiau. Kiek žinau, nėra labai agresyvios stirnos. Dievo planas, Dievo planas.